Sveiki visi, čia aš, Benas LTU ir... Depolisif. Jo. Baby. Ir mes dabar sėdim prie tokio mini laužiko, kurį Poliseks padarė su savo lanku. Taip. Išmaniuoju. Ir jo, ir šiandien norim aprodyti biškį savo serverį, kas čia pakito, kas ne. Vienas pakitimas yra va šitas va dalykas. Kad aš pasidariau fermą, Fermas, Jo, mano. ir dar vieną ką dalyką pasidarėme. Ir mano ferma užaugo. Jo, Aha, tai bet mes tuoj ten nueisime. Štai spawneris. Pagaliau mes jau sutvarkėm spawnerį. Čia mano daugiausia darbo buvo, čia Poliseks tokią platformą pastatė. Ir tai yra tas skeletonų spawneris, jis spawnina žiauriai jėga. Aš dabar galiu nueiti. Kam tu uždengi? Kaip dabar išlipt? Žodžiu, prakalsim, vėliau sutvarkysim. Va. Ne. Na tai jo, galim nueiti. Čia tas įėjimas į spawnerį, kur turi įeiti ir rinktis XP. Skeletonai nusileidžia ir jie nukrenta. Štai čia tokie laiptukai. Dar čia biškai galėsim pagražyti. Šiek tiek sakyčiau. Ir štai tas skeletonų ferma, aišku, jie iš vieno hito nenusikilina. Juos reikia biškai iš karto gal kartais padaužyti. Bet štai, va čia sukrenta itemai. Kam šitas, nežinau. Va, ir štai mes kiek jau itemų turim. Čia labai per mažą laiką gavom. Labai efektyvi, man atrodo, ferma. Jo. Čia galvojat, kad tai čia bandžiau tokį geresnį užlipimą padaryti, bet ten pasirodė skeletonų spawneris, tai nepanaikinau čia. Atrodo, tipo, nusiplaut rankas gražiai. Nu jau atsispaunino biškį. Jo, biškį atsispaunino. O, mane šaudo. Ir jie gali dar šaudyti, tai tas nėra labai gerai, bet... Nu, ką padarysi? Jo, dar vieną numečiau. Gerai. Dar vieną atplakė pasadės. Matot, aš 19 lygį turiu. Čia per kokias 15 minučių 19 lygį jau pasiekiau. Tai jo. Aš jau 14, tai dabar. Bitches. Jo, ir kokie šiandien mūsų epizodo planai, tai pirmiausia aprodyti serverį, o kita yra pagražyti serverį. Jo, neseniai jau mes jam buvom. Prieš kokį pusę mėnesio. Jo, labai prastai pamenam šitą serverį, bet... Nu jo, bet mums reikia šiek tiek, manyčiau, pagražinti. O kaip pagražinti, tai mes pasiskirstėm darbais. Tai Poliseks sakė, kad kažkurį kalną čia gražys. Kurį tu čia kalną gražys? Aš parodysiu. Ten, kur prie spawnerio įėjimo tas didelis. Ai, tas, ne? Jo, ten darysiu tą krioklį. Tai čia tikriausiai arba šitas, arba tas. O aš ką sugalvojau, tai pastatysiu ką nors tokio susijusio su tokiu kaip kaimeliu. Kai kadaise prisimenant gal žvėryną, kaip tas gaudynės buvo. Prisimenatas, tai panašiai tokį sodelį. Na, čia nebus tų gaudynių, čia nebus kopinimas, bet čia bus toksai kaip parkas, mūsų serverio mini parkas. Jo. Kur šitas plėšių pleitas, tai čia nusprogo creeperis, aišku, čia viską ištaškė ir... Iš karto duoti spawnino, bitches. Jo, tai gal grįšim, kai būsim mūsų sudėję visus itemus. Na ką, tai susidėjau priemonės. Šitą man nereikia gal. Šitą gal pasiliksim vėliau. Štai mano priemonės, ką aš statysiu, šitą nežinau irgi. Kam pasiimu, buvau biškį netherį, prisimanau šitą ir kvarcą biškį pasimanau, todėl mano lygis iš karto užkilo. Ir dabar mes statysim ne kaimelį, o herbą, nes sugalvojame su Pauliu. Kitą epizodą, tą kaimelį, nu, už epizodą pastatysiu. Tai dabar yra mintis, kur tą visą herbą statyti. Aš tiesą sakant ir pats nežinau, bet manyčiau gal kažkur čia improtuoti, ten tas krioklys dar Pauliaus nebaigtas, bet manyčiau geriausiai tai būtų ten gal, nes ten niekas negyvena, ten tokias laukai vien, ten mūsų visas servas plėsis ne į tą pusę, na, koks vienas kitas ten apsigyvens, bet daugiau plėsis į tą pusę, nes ten yra... Tu pasakyk, kad galėtų į serverį ateit kas nors. Tai jo, ateikit, jei norit šitą... Į serverį Skype'ą palikite. Jo, palikite komentaruose,
Tai mes tikrai su jumis susisieksim, pakalbėsim, ar jūs tikrai verti šito mūsų servo. Jo. Tai o dabar gal prie statybų. Kur tu, Pauliau? Aš savo krioklį! Žiūrėjai, žirgą pataik. Aš sniperis. Na Kieno? tai... Kas? Kieno? Ne, laukuose žirgas yra. Manyčiau, čia kažkur mes statysim tą visą mūsų herbą. Arba dar palikim šitą kalną ir va. Mes įstatysim tokią vieną bloko šito platumo, tai čia nieko baisaus, čia biškai šitas nusirinkim, kad nebūtų taip apžėlė. Na gerai. Tai kaip dabar pradėti statyti, gal kokią čia ilgumo statyti reikės? Aišku, daug vartosim šitą. Galimybę. Ne, gal biškai platesnį reikia pastatyti. Galimybę. Ne. Pasaulyje. Gal va šitas va. Jo, tokio pločio. Tai dabar ką čia? Prempetuotum. Gal manyčiau tokie rėmai bus va tokie. Kokio aukščio turėtum? Jo, papa. Nu gal užteks. Žiūrėsim. Dabar yra daug, kas gal tu turi kvorco? Man atrodo, kvorco man neužteks. Nep. Bičias. Rimtai neturi. Nop. Eik tu savo. Galėsi eiti į Tai gali dabar eiti. Pasvajok į kiaušis. Nu, aš tau, kai dėsiu iš to savo svardo gero, tai... Nu, palauk, aš turiu pabaigti savo tą upelę. Kiaušiai nukris. Kiaušiai patys savo. Pačią biškį reikia šitų gal pasvers plentais. Svairatukas mainiu nei. Gerai, tu čia nedainuok tik tais. Tingi. Tingi nedainuok. Aš tikėčiau dainuot, o tu nedainuoti. O čia tai šūdų malas. Šūdai malas. Kai varo niekad nesustoja. Okei, va. Taip, va, manyčiau, tokia bus... O, ne, čia rėmus bus. I believe I can fly. I believe I be taught to fly. Bitches! Nu gerai, vienu žodžiu pabaigia. Okei. Nu, manyčiau, čia tai bus ir gerai. Fuck, man plentų trūksta. Pasakysi, ar gražus toks bus herbas. Aš tai dabar jau turiu mentį, kokį čia statysi. Galvoju, dabar visi žiūrovai jaučiu, ką aš per nesąmonę statau. Bet... Gerai, aš jau pastačiau. Man tai atrodo gražiai išeis. Pastačiau Gerai, bloką. tuoj grįšiu ten. Va. Kažkur jis išeina pastoji. Jaučiu tūliką. Nu tai leidžiam jam, žinot. Ir man būtų sunku išlaikyti kokį šūdą ar ką tai. Jo, tai tokia būtų mūsų kaip ir biški rėmai. Šonų tokie. Rėmai, stovi rėmai išmės. Ką dabar? Manyčiau, reikėtų kažkaip... Nu, reikia padaryti taip. Taip. Ne, taip. Ar taip reikia? Jo. Gerai. Sėdžiame kartu, šeksime kartu. Grįžau. Girdžiu. Pasiėmiau dešros gabalą. Savo dešros? Jo, ne. Jekaujant. Ir duonos. Wow. Jo, ir kol šitą herbą statau, tai norėčiau pakalbėti apie vieną tokį dalyką, ir man dabar skambina. Na tai jo, čia man biškį sutrukdė telefonas, bet nieko. Tai apie ką norėjau pakalbėti? Norėjau pakalbėti apie vieną tokį dalyką, apie savo video kūrimą. Kad aš suradau naują tą įėjimą, kaip lengviau būtų. Nu, karočiui, įeiti ten kiek permas.
Kad jie greičiau